Antrosios pensijų pakopos kaupimas. Ko gero aktualiausia tema šiai dienai, kadangi nuo 2026 m. sausio 1 dienos įsigalioja antros pakopos pensijų kaupimo reforma, kada galėsime laisvai išsiimti savo kauptus pinigus. Šiandien Imbank kalba diskusijoje kartu yra Kamilė Dijokaitė, Imbank paskolos produktų pardavimų vadovė, ir Miglė Vasiliauskaitė, Imbank partnerių pardavimų Vilniaus regiono vadovė. Tai sveikos merginos. Tai pradėkim nuo pradžių. Tai ką tiksliai keičia šita reforma? Tai gal Kamilė nuo tavęs galim pradėti. Iki šiol nebuvo galima išsiimti jokių pinigų ir yra dabar tokie pakeitimai, kad valstybė leidžia pasitraukti visiškai iš reformos ir nustoti kaupti, išsiimti visus pinigus arba likti ir išsiimti, tarkim, tik dalį pinigų, 25%, bet tokia galimybė dar išliks ir ateityje, kartą per visą gyvenimą kaupiant. Tai tokie didieji esminiai pokyčiai, ir visuomenė turėjo daug kalbų ir norų, kodėl mes negalime išsiimti, valdyti tų pinigų ir panašiai, dabar tokia galimybė atsiranda. Aišku, tai yra labai ribotas laiko langas, tik porą metų, bet labai įdomu, kas iš to gausis. Miglė, kaip tau, pavyzdžiui, šita reforma, ką tu pagalvojai visų pirma apie tai, kai išgirdai? Pensijų reforma antros pakopos jau yra daugiau negu 20 metų, ir jinai buvo sukurta su tikslu, kad žmonės sulaukę senatvės turėtų galimybę gauti oresnę pensiją, negu kad gali užtikrinti šiuo metu sodros paskaičiavimai. Tai man šita reforma kartais atrodo labiau panaši į visos reformos ir viso tos sistemos griovimas, negu kad jisai buvo kaip sprendimas, nes žmonėms biški trūksta to raštingumo ir suvokti, ką daryti su tais išsimtais pinigais, tikrai ne visi turi galimybę, ir ne visi turi supratimą, ką aš darysiu su tais pinigais. Valstybė mus kaip ir prievarta vertė kaupti, patiems rūpintis, dabar visa ta esmė kaupimo ir rūpinimosi yra pervesta ant paprastų žmonių, kurie nebuvo tam ruošti, nebuvo jiems apie tai įdiegta, kad jūs galėsit patys valdytis savo lėšas kaupiamas ir iš sodros dalinai. Tai man šita reforma galbūt yra ir per greita, ir per skubi, ir man atrodo, kad žmonės net nežino, ką jie dabar darys. Atrodo, tas 2 metų langas yra pakankamai ilgas, tačiau nemanau, kad žmonės įgaus pakankamai finansinio raštingumo, kad suvoktų, ką tai gali padaryti ta reforma, arba tų pinigų išsėmimas. Bet kartu labai norėjo visada galios tokios, tai bet įdomu iš tikrųjų, kaip jie sureaguos, nes yra tam tikrų duomenų, kiek prognozuojama, kad įsims, kaip kaimyninių šalių yra pavyzdžiai, naujausios apklausos sako, kad gali labai stipriai sureaguoti, tai labai įdomu, kas iš to gaus. Tai būtent ir kalbant, kam didžiausia nauda iš tos pensijų reformos, tai ar jaunam žmogui, ar senam, turbūt, nes vis tiek čia toks irgi galbūt diskusijų klausimas, kam apsimoka, sakykime, jeigu tu jau esi netoli pensijos ir ko gero, gal, nežinau, mano nuomonė atrodo jau nebeapsimoka turbūt išsiminėti tų pinigų ir kaupti toliau, bet jeigu tu esi jaunas žmogus, neseniai pradėjęs kaupti antroj pakopai, gal tai yra tema, kada iš tikrųjų verta? Aš atvirkščiai sakyčiau net. Iš mano artimos aplinkos, ten mano tėvai kaip reaguoja, nes jiem jau pensija labai arti ir panašiai, ir tada jauni žmonės, kurie dar iki šiol tikriausiai iš viso negalvoja. Sakyčiau atvirkščiai. Tarkim, vyresniam žmogui, kuriam ką tik toj su jais pensijinis amžius, tai tas kaupimo laikotarpis, kiek ta reforma egzistuoja, jis pakankamai trumpas, tai reiškia, kad tikriausiai netiek daug tų pinigų susigeneravo. Ir jie iš praktikos, kiek esu girdėjus, pasiskaičiuoja, kad tarkim, dėja, tik 30 eurų prie pensijos. Ir kai tu artėjai prie pensijos ir tai imi skaičiuotis, kad galbūt man jos ne iki galo gali užtekti, tai tam tikriem žmonėm kyla noras, bet aš noriu ir automobilį pensijoje naują nusipirkti ar dantis susitvarkyti. Ir galbūt iš tikrųjų šitie
poreikiai geriau pasitenkintų nuo pačioj pradžioj, tarkim, tvarkinkit dantis, gera tavo sveikata, tai reiškia ateityje geras gyvenimas. Tai galėtų būti ir toks požiūris, kiti gal labai solidžias sumas sukaupė, netrukus ateis pensija, tai bet kuriuo atveju jiem tas priedas prie pensijų prisideda. Tuo tarpu jauni, tu net negalvoji apie tą pensiją savo ir tu tikriausiai gali labai keistai pasielgti su tais tavo pinigais. Gal geriau juos laikyti iš tikrųjų, niekur nejudėti, nes gal jų dar nėra tiek daug sukaupta, bet daug yra potencialo augti dar labai į priekį ir juos išlaikyti. Nes jaunas žmogus tikriausiai vartojimui tai išleis, kas nebūtų išmintingas sprendimas. Tai toks mano požiūriu gali būti kaip tik atvirkščiai daug kiti kampai. Tai aš irgi šitą vietą sutinku, kad kai tu esi jaunas, tau atrodo, ta pensija yra labai toli, ne? Ir tas kaupimas toks labai mistinis daugiau dalykas, ar ne? Nes aš dabar gyvenu, man dabar reikia namų, man dabar reikia naujų baldų, man reikia įsirengti būstą, ar ne? Ir tie pinigai čia ir dabar, jie atrodo labai sprendimas, ar ne? Labai geras sprendimas šiai dienai čia ir dabar, ar ne? Bet to ilgalaikį perspektyvoje, ar ne, daugiau apie pensiją mes pradedam galvoti tikriausiai artėjant prie 40, artėjant prie 50, kai ta pensija jau tu ją matai, ar ne, horizonte. Ir tas neįdėtas tavo indėlis laikotarpio pradžioje, ar ne, tavo jaunam amžiui gali turėti labai didelės įtakos tavo tom pensijos paskaičiavime, ar ne, tavo tai oriai senatvei, apie kurią labai dabar daug yra kalbama ir norima ją užtikrinti. Ir senatvei tikriausiai ir nespėsi sukaupti. Jeigu dabar jo nepradėjai, neužkaupė ir išėjai, tai praeis 15-20 metų tikrai susirūpins ir tau per trumpas laiko tarpas kažką daug uždirbti, daug prikaupti. Ir kitas dalykas, visi investiciniai tie pinigai, fondai ir panašiai, jie atsiperka, kai tu daugybę metų jų nečiupinėjai, nejudini. Tai būtent jaunam tikriausiai, išmintigiau yra pasilikti. O vyresnio amžiaus žmogui? Čia irgi yra toksai požiūrio galbūt klausimas, kiti galbūt masto, kad jau per tuos kelis metus jie daug nebesukaups, ar ne, ir kaip ir Kamilė sakė, galbūt kartais yra geriau ten kažką suvartojimui, gal net nelabai to kasdienio suvartojimo, bet galbūt tokio investavimo į sveikatą, ar ne, į geresnę tą jauseną, bet čia toksai irgi vėl toks, aš sakyčiau, požiūrio klausimas ir žmogaus klausimas, ar ne, kuris masto apie tą pensiją, ar jam tikrai reikia ir dabar skubu pasimti tos pinigus. Čia galvoju, gal irgi svarbu paminėti ir apie tai, kiek tu pinigų gausi atgal, todėl kad vėlgi nėra taip, kad gausi visus pinigus, kurie yra, kadangi tai yra, tu atgausi šioje vietoje tik tai savo investuotus pinigus bei investicinę grąžą. Tie pinigai, kurie buvo pridėti iš valstybės, jie grįžta atgal į sodrą. Tai čia irgi buvo galbūt klausimas dėl to vyresnio žmogaus, kuris jau yra sukaupęs kartu su valstybės pinigais ir dėl to galbūt jam nėra to varianto gero išsiimti tos pinigus. Tai čia turbūt irgi vienas iš opcijų, bet ko gero geriausią atsakymą turės pats žmogus įsivertinęs savo galimybės. Reikia skaičiuoti, kiek tu pats įmokėjai, kokia ta grąža, kiek to valstybė padėjo ir kiek iš tikrųjų yra prikaupta tų pinigų. Tikrai reikia įsivertinti ir tikriausiai žmonės atsidarė savo investicinę sąskaitą, ten kažkuriam fonde gali pasižiūrėti, kiek yra labai solidžios sumos, bet ten tik tai liks tavo procentas, kiek tu pats mokėjai, kiek tu stengiasi, o jeigu tu dar susistabdėjai, kurį laiką ten tik tau prieaugis auga, tai jisai išsidalins tarp valstybės ir tavęs. Tai nėra tas pilnas skaičius, kurį tu matai lentelėje. Žiūrint į 24 metų skaičius duomenis, tai realiai pensijų pakopa yra apie 9 milijardus eurų. Pasimuliuokim, jeigu vis dėlto, kaip prognozuojama, turėtų išsimti apie 40-50% žmonių savo kaupiamas tas pensijas. Kaip tai potencialiai galėtų, pavyzdžiui, įtakoti tada galiausiai ir pirmą pakopą, kurią turim privalomai? Kaip galvoja šitoje vietoje, sakykime, tas išsiėmimas, jeigu iš tikrųjų išsiėma pusę ar netgi daugiau žmonių, kas tai vėlgi pačiai ekonomikai lemtų? Kas nutiktų? Tikriausiai kas nutiks. Žmonės
Iš kitų šalių matom tokį pavyzdį, kad išsiema pirma banga daugiausiai, tikriausiai pirmieji kitų metų mėnesiai, tai reiškia, kad visi, kurie jau tikrai nusprendė, pateiks prašymus, pasitraukinės ir panašiai. Kas tai nutinka? Daug milijardų prikaupta. Tarkim, kad ir 20% žmonių išsiema rinkoje, staiga atsiranda daugybė milijardų laisvų pinigų ir jie kažkur išeina. Tai reiškia, kad tikriausiai didėja vartojimas, prekės, visi labai džiaugiamės ir gyvenam šventės amžiuje, bet kartu tai turi irgi įtaką, kad kyla prekių kainos, nes yra didelė paklausa, kyla infliacija, tai turim tokį šiek tiek ilgalaikį poveikį, kuris nėra toks geras. Tai labai trumpai žiūrint, bus smagus metai, bet dar po metų, dar antri, gali būti tokie sunkesni, tokie pašventės kaip pagirios būna. Toks ir yra efektas. Tai gali, kad dar kitaip ir susireaguoti rinkos ir dar visokių kitokių neramumų būtų. Tai būtų ne taip jau ir gerai. Bet kalbant būtent apie tai, ką ir kalbėjai apie rinkas, apie pokytį, sakykime, ir infliaciją visą, ir kainų kilimus. Mikle, gal ir tau klausimas šitoje vietoje, dažnai bendrauji su partneriais, važiuoji per rinkas, kokią situaciją matai iš partnerių, ką jie kalba, galbūt jie jau ruošiasi kažkokias specialias kampanijas, nes ko gero jiem tai yra vėlgi gera vieta turbūt išnaudoti visą šitą reformą. Taip, jie labai laukia to ypatingai pirmojo bumo žmonių, ar ne, tų, kur staiga nori pasimti tos pinigus, ar ne, ir tikėtina jos nori staigiai suvartoti. Ne, tai tikrai bus ruošiamos ir papildomos kampanijos, specialūs pasiūlymai, kvietimai atvykti, apsižiūrėti prekes, pirkti naujas. Tai šitam bumui visi ruošiasi, ar ne? Visi ruošiasi, kai kurie galbūt tyliau, kai kurie galbūt garsiau, bet mes visi suprantam pagal pavyzdį ir mūsų Pabaltijos šalyje vienoje, ne, kurioje buvo panaši situacija ir iš kurios išplaukė ta informacija, kad visi tiesiog yra linkę suvartoti tą sumą ir suvartoti neįtikėtinai greitai. Tai prekybininkų ir paslaugų teikėjų gal ir bus tas pagrindinis tikslas, kuo daugiau pinigų iš tų 2 milijardų ar iš 4 milijardų pasiimti savo, ar ne? Pasiimti savo, kad savo verslo tęstinumo kaip užtikrinimo, ar ne, ir apyvartų didinimui. Ir čia turbūt abidvi paminėjot po truputį taip kaiminių šalių pavyzdys ir panašiai, kitų rinkų, tai čia turbūt taip, turim įvardinti tiksliai ir visi kalba, tai yra būtent Estijos pavyzdys, kuriuo mes galime remtis šiai dienai. Tai Estija išsiėmė plus minus 36% gyventojų savo pinigus iš antros pakopos ir skaičiuojant pinigais, tai buvo kažkas apie 1,3 milijardo eurų. Tai kaip irgi matėm šitoje vietoje, buvo labai greitai išleista ir vakarėlis, jo, ir čia tos ir atėjo greitai labai, sakyčiau, ir tos pagirios. Ir kaip čia dabar matant tą Estijos pavyzdį, kaip mes šitoje vietoje galėtume iš tikrųjų pasielgti protingai. Taip, šiaip mes žinom, kad estai tokia progresyvi tauta ir raštingi, protingi ir daugeliu atveju kartais būna priešais Lietuvą, tam tikrais rodikliais ir ekonomika ir panašiai. Ir labai įdomu matyti, kad tiek daug žmonių išsiėmė ir kaip jie elgėsi su tais pinigais. Ir kad didžioji dalis, bene pusė jų išleido tiesiog labai paprastam vartojimui, televizoriam, šaldytuvam, skalbimo mašinom ir kitom pramogom. Ir tai parodo, net raštingesnė šalis negu Lietuva elgėsi taip. Ir nors estai yra linkę labiau šiek tiek ir investuoti, kad tie pinigai nebūtų tiesiog koinėje ir jie vis tiek taip pat pasielgėsi. Tuo tarpu Lietuva, mes iš tikrųjų iš tų rodiklių, kiek mes turime indėlių tiesiog gulinčių sąskaitose banko, nieko neuždirbančių ir panašiai, nes tai irgi yra daugybė milijardų. Ir mes duosim žmonėm dar pinigų. Tai vadinasi, jie niekur protingai jų nepanaudoja. Tai protingas elgesys yra kažkur investuoti. Gerai, įsiėmei toks savo sprendimas, bet tikriausiai ta išlaida turėtų būti
tikrai pamatuota, tikrai ne pirmo būtinumo paprastom prekiam ir pramogom, nes yra kitų finansinių priemonių, lizingas, jeigu labai norisi kažko. Bet pasverta tai turėtų būti gerai, galbūt tu pirksi, tai tau bus būsto įnašo dalis, tu nusipirksi nekilnojamą turtą. Mano protingas sprendimas, jeigu toks poreikis yra. Bet galbūt galima tada padėti kitą fondą, gerai, kur tu galėsi pats savarankiškai valdyti, išsimti, investuoti vienur ar kitur, bet tiesiog laikyti koiniai, manau, labai neatsakingas sprendimas arba tiesiog išvartot. Bet aš čia gal ne visiškai noriu su tavim sutikti, ar ne, dėl to nekilnojamo turto, kad tai yra protinga investicija, nes čia irgi reikia labai pasverti, ar tau ta hipoteka, ar ne, ta paskola būstui yra tikrai tokia brangi, kokią tu gauni grąžą iš to investicinio fondo pensijų, ar ne, nes čia irgi reikia sverti ir žiūrėti, kuri dalis, kur to pinigai yra brangesni, ar ne. Taip, tai gali būti, kad vis tiek dažniausiai tos būsto paskolos kartais būna pigesni pinigai, ar ne, negu kad jie sukasi investiciniam portfelį, ar ne, ir tas uždirbamumas yra galbūt didesnis. Jo, jeigu kaip investicija, lietuviai labai mėgsta, tą investuoju į nekilnojamą turtą, turiu 5, 6, 6 perku ir panašiai. Nes tikriausiai mes labai mėgstam apčiuopiamus rezultatus turėti, dėl to ir pinigus laikom tiesiog banko sąskaitoje, nes atsidarai, pasižiūri, viskas aišku yra, perki nekilnojamą turtą, nes gali pačiupinėti, o tie fondai taip labai neaišku ir panašiai. Bet jeigu tai, tarkim, pirmas tavo būstas, tu nuomojasi ir labai taupai ir tie būstai brangsta, tai, tokiu atveju, manau, kad protingas sprendimas būtų. Tai, jo. Gerai, o pavyzdžiui, paimkim vėlgi tokią simuliaciją. Gerai, nusprendžiau išsiimti tos pinigus ir, noriu truputėlį save pasilepinti. Tarkim, ne visus pinigus kažkur išleidau, bet, truputėlį, 500 eurų, nusipirk kažką gražaus, kažkokį daiktą, kurio labai norėjau, kažkam PlayStation'as gal kažkam ten televizorius, ar dar N dalykų. Kaip, pavyzdžiui, galvotumėt šito vietoje, ar tikrai verta, kad ir mažus dalykus pirkti, bet ir visą kitą toliau kažkur investuoti, ar galbūt nelabai? Aš nemanau, kad tas pirkinys, ar ne, tas pats PlayStation'as tau suteiks tiek laisvės ir laimės, ar ne, ateities perspektyvai. Tarkim, tu gali nusipirkti tą kelionę į Maldyvus, už to susigrąžintus pinigus, pabūti ten 2 savaitės, pasigrožėti, pailsėti, tau taip tikrai suteiks ramybės, tau bus faina tuo metu, bet tu grįši, tu realiai nebeturi tokio stipraus užnugarą, ar ne, savo pensijos laikotarpiai. Tai aš manau, kad ta finansinė laisvė, ar ne, ką tu turi sukaupęs, tai antroji pakopai, tau jinai yra žymiai didesnė ir ilgesnės perspektyvos negu tas viena ar 2 geros savaitės, kur saulė šviečia ir jūra, ar ne? Ir galbūt didesnė pensija leis keliauti pensijoje, šitas vienas iš dalykų. Pasilepinti, aišku, norisi, bet aš manau, yra kitų priemonių, gerai, nesiseka taupyti, čia kaip ir santaupas tavo, bet jos, tokios sunkiai uždirbtos, ilgai užkauptos ir tokia grąža davusios, bet, tai tie 500, nežinau, atsiskaityk lizingo 3 dalim ir ne taip skaudės ir laimės suteks. Tai, verta pasvert. Aš asmeniškai taip nedaryčiau, nes tai yra turtas, kurį tu kaupi į ateitį, jis didėja ir geriau jo tiek nejudinti. Tai yra pakankamai rimta finansinė pagalbė tau ateityje, tai iškeisti ją į PlayStation'ą, aš irgi nerekomenduočiau. Čia turbūt gal reikia ir nepamiršti irgi Eurostato, sakykime, duomenų, kai 91 metais vieną pensininką išlaikė apie 6 asmenis, dabar jau turime 3 asmenis. Ir prognozija yra, kad tai mažės, kad vieną žmogų ateityje išlaikys turbūt vienas žmogus, vieną pensininką. Tai vėlgi turbūt reiktų nepamiršti ir to, kad dabar turbūt, kol tau dar, kai tam tikriem žmonėm, kol dar yra toli ta pensija ir tie pinigai atrodo tokie, žinai, kur, man gal ten kažkaip susitvarkysiu, tai iš tikrųjų reiktų galvoti, kad gal nebūtinai ir gal toliau vis dėlto tikrai verta tuos pinigus palikti ir investuoti į tą pensiją. Ta visa antra pakopa buvo sukurta su ta mintim, ar ne, kad tas solidarus darbininkų, dirbančių žmonių įnašas yra išdalinamas pensinio amžiaus žmonėm.
Ir pagal mano supratimą, ar ne, kai aš būsiu pati pensijoje, man teks 1,5 žmogaus, maždaug nepilnai 2 žmonės, kurie man turės uždirbti tą pinigų sumą, kad man užtektų, ar ne? Tai tikrai nebus dideli pinigai ir tai tikrai mes negalim galvoti apie tokį komfortišką gyvenimą, ar ne? Jeigu mes pasikliausim vien tik tai šitą dalim, tai tikrai ne. Tai tas iš savęs investavimas, taupimas, ar ne, ten tam tikrų taupimo įrankių pasirinkimas, jisai tau garantuoja arba bent jau leidžia galvoti, kad tu galėsi senatvėje pasijausti geriau. O toks staigus ir vienadienis suvartojimas, jis iš tavęs atima tą realią galimybę. Na ir šiaip galvoju, tai valstybė tokiu būdu, kurdama visokias pakopas, reformas ar papildomus skatinimus, bent jau padeda tiem žmonėm, kuriem iš tikrųjų neužtenka gal žinių ar neužtenka nuo algos atsidėti savarankiškai pakankamą atsidėjimą, kad tie pinigai augtų ir prisidėtų prie pensijos. Tai čia valstybės tokia politika, kad mums visiems padėtų ir visiems būtų lengviau ir tiem dirbantiem tą pensininką išlaikyti ir tam žmogui savarankiškai imti, domėtis, suprasti, kodėl tai svarbu, kad tai reikia daryti, kad čia, o ką daro tie fondai, jie investuoja pinigus, o tai gal aš dar ir savarankiškai kažką galiu daryti, tai manau, kad šiaip skatina edukaciją, mąstymą ir tai yra valstybės politika mums padėti. Čia ne kažkoks specialus suvaržymas, kad neleistų valdyti mums savo pinigų, bet apie tai, kad tiesiog valstybei būtų lengviau. Čia gerai paminėjai, turbūt svarbu ir paminėti vėlgi, kad ne valstybė mūsų pinigus tvarko, o tvarko būtent fondai. Tai čia nėra galbūt irgi to tokio, neturėtų bent jau būti išgąsčio, kad mūsų pinigai pas valstybei kažkur ir valstybė daro su mūsų pinigais, ką nori. Taip, nes fondai tai yra privatus, ir didieji bankai jos turi, ir yra visokių investavimo įmonių, ir mūsų kaip žmonių yra laisvė rinktis, kuriam aš fonde būnu, ir tai visada buvo nevaržoma. Tai aš pabuvau 5 metus, gražu netenkina, galiu pereiti kitą ir visi tavo pinigai, santaupas pereina ten ir tada tu gali lygintis. Netgi iš tikrųjų reikėtų lygintis, kaip sekasi kiekvienam fondui investuoti tos pinigus ir uždirbinėti. Vieni rodo geresnius rezultatus, kiti prastesnius. Tai irgi reikėtų galbūt atkreipti šitą vietą, jo domėtis, galbūt pereiti ir panašiai. Tai valstybė tiesiog duoda įrankius, taip, ir vieną iš būdų kaupti. Turbūt kaip opcija dar visada išlieka ir indėliai, jeigu labai norisi, ir gal turbūt labai paprastas būdas tiesiog imti, įdėti ir turėti. Jo, jeigu labai jau norėjusi įsimti ir kol dar nėra to, tarkim, staigaus poreikio kažkur jos panaudoti ar kažkokią kitą idėją, tai taip yra indėliai, tarkim, ir mes kaip bankas turim indėlį su gerom palūkanom ir pusmečių galima pasidėti ir metams ir tą sumastyti ir gal tada rasti dar geresnį įrankį, o gal padalintos pinigus, dalis ten, dalis tai kažkokį fondą. Aš tikriausiai gal irgi taip daryti, diversifikuoti riziką, taip. Kalbant apie jūsų šiaip investavimą, turbūt irgi, kas mus žiūri, klauso, irgi turbūt aktualu išgirsti ir gal šiek tiek iš tos asmeninės perspektyvos, kur kaupėt, ar tai yra 2 pakopa, ar 3 pakopa, galbūt papildomai kažkur investuojat, jeigu taip, sakykime, nebūtinai kalbėkime apie 2 pakopos išimtus pinigus, bet savo uždirbamus pinigus, kuriuos galima galbūt irgi įdėti tam tikras vietas. Tai galit irgi pasidalinti savo patirtimi kaupimo. Aš, kadangi labai bijau prarasti savo tą pragyvenimo lygį, ar ne, savo tą finansinį stabilumą senatvėje, ar mano visą laiką buvo svajonė, kad man nepablogėtų gyvenimo sąlygos, tai aš jau labai stengiuosi kurti tik įmanoma ten ir kaupti savo pensiją. Ir 3 pakopa, ir papildomai investuojant, ir 2 pakopa su valstybės skatinimu, ar ne, visa paskata galbūt, taip teisingai sakytų. Tai aš visą laiką stengiausi kuo plačiau ir kuo daugiau išsidalinti savo tas pajamas, kad tą momentą, ar ne, kai man reikės eiti į pensiją, kad aš nepajusčiau, kad man staiga ten iš mano pajamų paliko tik tai 40%.
Tai mano noras ir siekis yra toksai ir aš tikrai labai sistemingai tą darau. Galbūt šiai dienai mano vartojimas yra šiek tiek mažesnis, galbūt mano sprendimai kai kurie yra labiau paskaičiuoti, bet aš noriu išlaikyti tą patį lygį per visą savo gyvenimo ciklą, ne? Kad nebūtų ten tokių didelių bangų. Tai aš viską darau, kas dabar šiai dienai yra įmanoma. Ne? Nebūtinai tai dideliom sumom. Tai gali būti labai minimaliai, bet kadangi aš dar skaičiuoju, kad man dar yra laiko iki pensijos, aš tikiuosi per tą visą sniego gniūžtės tą principą, ar ne, kur tie pinigai palūkanos augina jau kitas palūkanas ir kad išsuks man tą rutuliuką. Bus, kaip ir minėjai, ta ori senatvė. Labai noriu orios senatvės. Kaip tu, Kamilė? Aš irgi, tikriausiai nuo labai tik po studijų kažkaip susigundžiau, kad man kažko reikia. Vienas iš bankų ten susisiekė, mes čia turim tokią 3 pakopą ir aš jau tada susidomėjau ir pasirašiau tą sutartį. Tai vienas iš tokių pagrindinių, turiu 3 pakopą, turiu kitokių fondų, ETF-ų, ten, kur aš irgi kartais mėgstu įdėti pinigų. Ir nekilnojamą turto kaip biški, kaip tikrai Lietuvė, bet kas yra su 3 pakopa, ten yra laisvė įsimti ir galiu papasakoti savo patirtį. Na tai kaupiu ten nuo 25 metų, ten visai kaupėsi gražiai, tos įmokos nėra tokias didelės ir ta grąža faina, bet buvo gyvenime porą tokių situacijų, kai aš įsiėmiau, ten galima įsimti, susimokė visus mokesčius. Ir jie pakankamai skaudus būna, bet įsiemi ir turi tą pinigų, kai labai kažkada reikėjo. Ir praėjo tos situacijos, aš kaupiu toliau, nieko nenutraukiau, ten viskas liko ir dabar žiūriu į tokią ataskaitą, kiek dabar yra, bet kiek aš tų įmokų padariau. Man dabar gaila tų pinigų, kad aš įsiėmiau tos keletą kartų, nes turint minti, kiek jų buvo ir dar ta grąža, kuri visada auga. Ir kiek dar galėjo jų būti? Kiek jų dar galėjo būti, tai jo, čia tokie jaunų dienų patyrimai. Faina, kad yra ta galimybė, kad įsiėmi, bet tas dalykas, kad tu antroji pakopai, ten tarsi neliečiama. Manau, irgi smagu. Tai aš tai rekomenduočiau viską naudoti. Tai ir vieną, ir kitą metodą, jeigu norisi dar laisviau valytos pinigus, tai yra ta 3 pakopa, yra akcijos, yra fondai, kur tu gali įsimti tos pinigus. Ir žiūrint į kitų šalių, ten Vokietija, ten prancūzai ir taip toliau vakarai, jie turi daug įrankių, ne tik vieną. Ir mes matyti iš labai senų laikų pratę, kad valstybė turi duoti pinigų. Turtingos šalys gyvena šiek tiek kitaip ir jie išmokė yra, kad reikia ir pačiam rūpintis savimi. Tai turbūt jau taip užbaigiant laidą, gal galit trumpą vieną tokį palinkėjimą tam žmogui, kuris vis dar svarsto, ką daryti. Nuo sausio 1 dienos išsimti ar vis dėlto pasilikti. Ką jam patartume, taip tokį trumpą palinkėjimą? Aš galėčiau pasakyti, pasiskaičiuokit ir pagalvokit, kokie tie poreikiai. Gali būti dabar labai reikia, aš suprantu. Gali būti tikrai atsakingai kaupėte ateičiai, bet reikia turėti tikrai gerą priežastį išsimti ir tikrai žinot, ką daryti su tais pinigais. Nes jeigu tiesiog pasidėsit savo ir lauksit arba labai pamaloninsit save smagiais dalykais, tai čia tikrai ne variantas ir tikrai labai nerekomenduoju. Ir tada viskas bus gerai. Aš taip pat palinkėčiau, jeigu nežinai, ką darysi su pinigais, neskubėti priimti sprendimo, ar ne, nes jeigu neturi plano, nesi susidėliojęs, nežinai, nesupranti galbūt, tai bus nemažas laiko tarpas, tai 2 metai, gali pasidomėti, gali nepulti tą pirmą bangą, nes dažniausiai, kai tu paėmi staiga, nežinodamas, ką daryti, tai jie dažniausiai ir jų nebelieka, ar ne, labai labai staiga, ne? Nes atsiranda kitų poreikių. Tai aš pasakyčiau, kad susikurti pirmą planą, ką darom, kaip darom, kad nesigautų tiesiog geras vakarėlis, o paskui, kad nereikėtų, kaip ir Kamilė sakė, skaičiuoti, kiek būtų, jeigu būčiau palikę. Ir gal tada tikrai neverta imti, jeigu nekyla tų klausimų, ar man reikia plano ar ne, tai planas likti. Tai reikia tikėtis, kad mūsų šitie pasiūlymai arba mintis padės atlikti teisingą sprendimą ir bet kokiu atveju tikrai labai patiko tas sulaukti orios senatvės.
Tai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū tau.